Sveiki visi susirinkę į jaunų energetikų klubo organizuojamą diskusiją pavadinimu Visagino atominės elektrinės projektas ir atsinaujinančių energijos išteklių energetika. Ar yra Lietuvoje vietos abiems? Pradžioje tarsiu keletą žodžių apie jaunų energetikų klubą. Klubas savo veiklą pradėjo lygiai prieš metus. Ši iniciatyva kilo dėl objektyvios informacijos viešoje erdvėje trūkumo. Siekdami gauti atsakymus į mums rūpimus techninius, ekonominius, politinius ir ekologinius energetikos klausimus, nutarėme rengti paskaitas, į kurias kvietėme aukščiausio lygio energetikos specialistus. Jausdami, kad su šia problema susiduria nemažai žmonių, tačiau ne visi gali dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose, nutarėme savo paskaitas filmuoti bei vaizdo ir garso medžiagą dėti savo internetinėje svetainėje. Po pirmosios klubo paskaitos nutarėme tęsti domėjimąsi įvairių sričių energetiką ir toliau paskaitas kvietėme įvairių sričių energetikos specialistus. Ir visa mūsų organizuotų renginių medžiaga yra patalpinta klubo internetinėje svetainėje. Ir šita paskaita irgi yra filmuojama, todėl jeigu kažkas iš jūsų draugų nesispėjo tiesiog atvykti čia, tai didelės problemos nėra, nes per keletą dienų konferencijos šitos diskusijos vaizdo medžiaga bus patalpinta adresu www.jek.lt. Dabar kalbant apie šiandienos renginį, iš tikrųjų poreikis diskutuoti apie Lietuvos energetiką ir jos ateitį yra jaučiamas jau seniai. Tačiau objektyvių diskusijų viešoje erdvėje šią temą beveik nėra. Vieši pasisakymai arba konferencijos energetikos temomis dažniausiai rengiami dviem būdais. Iš vienos pusės Lietuvos vyriausybės vykdomų energetikos projektų kritikai savo renginiuose užsiima dažniausiai vien būtų ir nebūtų valdžios vykdomų energetikos projektų trūkumo eskalavimu. Iš kitos pusės valdžios atstovai pateikia labai mažai reikalingos informacijos, ta prasme kurdami tam tikrą nepasitikėjimo atmosferą. Stebėdamas tokią situaciją, jaunų energetikų klubas nutarė surengti kiek galima objektyvesnę diskusiją, pakviesti du specialistus, kurie galėtų pristatyti savo nuomonės apie Lietuvos ateities energetiką. Pastaruoju metu tikrai nesunku pastebėti, kaip yra supriešinamas Visagino atominės elektrinės projektas ir atsinaujinančių energijos išteklių energetika. Ir dažnam iš mūsų kyla klausimai, kokį kelią ateityje Lietuva turėtų rinktis. Ar statyti branduolinę jėgainę, ar tobulinti atsinaujinančius energijos išteklius, o galbūt lygiai griežčiai plėtoti abi šias sritis. Todėl šiandien pabandyti rasti atsakymus į šios klausimus mums padės nepriklausomas analitikas ir ekspertas, buvęs Lietuvos Respublikos energetikos viceministras Romas Švedas, ir Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius. Diskusija bus sudaryta iš dviejų dalių. Iš pirmosios dalies pranešimų dalies ir antroje dalyje bus komentarai bei klausimai. Tai pirmąją dalį pradės Romo Švedo pranešimas, toliau po jos seks Martyno Nagevičiaus pranešimas. Tada pradėsim komentarų ir diskusijų dalį. Tai pirmiausia, Romas Švedas komentuos Martyno Nagevičiaus pranešimą, o po to analogiškai trumpo komentarą pateiks ponas Nagevičius apie Romo Švedo pranešimą. Ir galiausiai auditorija turės galimybę užduoti klausimus ir pateikti komentarus. Tai dabar norėčiau paprašyti visų, kas dar nėra sulaukęs 30 metų amžiaus, pakelti ranką. Tai kaip matom, tikrai apie pusę, gal netgi daugiau kaip pusė yra jaunų žmonių šito auditorijoje. Ir šitų vietų tikrai reikėtų akcentuoti vieną dalyką, kad būtent mums, jauniems žmonėms, priklauso Lietuvos ateitis. Ir būtent mums labiausiai turi rūpėti šie klausimai, kuriuos mes šiandien svarstysime. Taigi raginu aktyviai ir drąsiai jungtis į diskusiją. O dabar, nieko nelaukdamas, pirmam pranešimui kviečiu Romą Švedą. Prašom.
čia tas rankų pakelimas, tai čia mes taip pasišnekėjom, kad mus beveik ir iš vėžių išmušė. Jo, greitai bėga laikas. Tai va, tai gerai, tai dabar laba diena dar kartą, labai malonu man būti čia, dalyvauti šioje diskusijoje. Iš tikrųjų sveikinu Jaunųjų energetikų klubą, kad organizuoja tokius debatus, aš manyčiau, jų reikia ir iš savo patirties galėčiau pasakyti, kuomet dirbi valstybės tarnyboje ir yra daug įvairiausių užduočių, pavedimų, komandiruočių, susitikimų, tikrai labai gaila, kad nebelieka laiko tokiems susitikimam. Tai dabar aš jau kai nebedirbu valstybės tarnyboje, tai dabar tikrai atsigriebsiu. Kiekvieną savaitę vos nebuvo diskusija. Čia net kolegų turiu kartu Rygoje dalyvauti įvairiose diskusijose, tai čia dabar. Iš tikrųjų tai yra gerai. Aš manau, kad reikia kalbėti, reikia bendrauti. Ir akcentas yra tas, kad šioje diskusijoje mano pozicija iš tikrųjų bus tokia, kiek įmanoma, maksimaliai objektyvi. Ta prasme, mes esame vienos ar kitos krypties rėmėjai, ar dar kažkas, bet objektyvumas iš tikrųjų yra labai svarbu. Gerai, tai dabar mes turim kiek 20 minučių, kada čia galima startas, ar jau čia buvo startas? Jau buvo startas? O, gerai, tvarkoj. Tai dabar koks yra dalykas? Iš tikrųjų, Visagino atominės elektrinės projektas ar atsinaujinančių išteklių energetika. Ar yra Lietuvoje vietos abiems? Toks yra pagrindinis klausimas ir aš iš karto galiu pasakyti savo atsakymą. Mano atsakymas yra taip. Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip yra. Ir dabar aš pabandysiu tai įrodyti, tai pagrįsti ir pateikti savo požiūrį į Lietuvos ateities energetiką. Tai baziniai dalykai. Koks didžiausias 3 Baltijos šalių iššūkis, mes visi žinom, priklausomybė. Priklausomybė nuo vienintelio šaltinio, nuo vienintelio išorinio veikėjo. Koks sprendimas? Sprendimas, mano manymu, yra regioninė energetikos rinka. Kasgi ta rinka? Kai mes kalbame apie rinką, tai yra tas pats, kas yra ekonomikos, sakykime, klasikinio suvokimo rinka. Tai yra, visų pirma, mes turime integruoti savo 3 Baltijos šalių nacionalinės rinkas, mes turime sukurti energijos tiekimo alternatyvas, turime susikurti galimybę pasirinkti, turime sukurti konkurenciją ir turime integruotis į paneuropinę, tai yra kontinentinės Europos energetikos rinką. Tai iš tikrųjų energetika arba energija turi patekti iš natūralios monopolijos statuso prekės pereiti į paprastą prekę. Ir mano įsitikinimu, kad tiekėjai, energijos tiekėjai turi konkuruoti dėl vartotojų. Tai turi būti reali rinka. Kuomet mes kalbam apie energetikos nepriklausomybę, tai vieni sako apie energetinį saugumą, vieni sako, kad čia reikia fiziškai ginti, be jokios abejonės reikia fiziškai ginti mūsų svarbiausius energetikos objektus, bet energetikos saugumas ir energetinė nepriklausomybė visų pirma tai yra galimybė pasirinkti. Kai mes turim galimybę pasirinkti, tada mes esame saugus. Kokiomis priemonėmis mes galime sukurti tą rinką? Visų pirma, aišku, reikia sukurti teisinę bazę, po to taupimo, efektyvumo išmaniosiomis sistemomis, atsinaujinančių išteklių energetika, elektros dujų jungtis, suskystintų gamtinių dujų terminalas ar požeminė gamtinių dujų saugykla, ar ir Visagino atominė elektrinė. Tai yra priemonės. Mūsų klaida. Neretai mes Visagino atominę elektrinę ir atsinaujinančius išteklius, energijos išteklius vadiname savitiksliais tikslais ir pradedame ginčytis, ar reikia atominės, ar nereikia. Bet iš tikrųjų, mano įsitikinimu, tai yra viena didžiausių ir esminių klaidų šiandien Lietuvoje, kurią daro mūsų politikai, kurią daro žmonės viešai diskutuodami. Tai nėra tikslas, tai yra priemonė tikslui pasiekti. Mes siekiame rinkos, mes siekiame galimybę susikurti, pasirinkti energijos išteklius, tai mes tai darome atitinkamomis priemonėmis. Kokia yra mūsų bėda? Lietuvių vis negerai. Jeigu pastebėjote žiniasklaidoje, nebuvo projektų, buvo blogai,
pasiūlyta projektų vėl blogai. Kai aš tik pradėjau dirbti energetikos ministerijoje, žinokit, pats populiariausias klausimas buvo prieš 3 metų, tai kodėl Lietuvoje nieko nepadaryta. Dabar yra pažerta energetikos projektų, tai kiek čia gali būti projektų? Lietuva pasakė, tai nepajudėsim iš vietos, jeigu mes nejudėsim, po nejudančių akmenių vanduo neteka. Tai čia yra mūsų lietuvių bėda. Sako, jeigu būtų pasaulio dėjavimo čempionatas, tai matyt lietuviai pirmą vietą užimtų. Jo, kita klaida, arba viena, arba kita. Yra labai blogai, kad atominė energetika yra supriešinama su atsinaujinančiais ištekliais. Tai yra tikrai negerai. Kodėl? Kuo didesnė pirminių energijos išteklių įvairovė, tuo stabilesnė sistema. Lietuvos balanse ir būsimoje rinkoje vietos pakankamai visiems. Jūs matote mūsų dabar priklausomybę nuo vienintelio išorinio tiekėjo. Taip, kad 23% čia yra maksimalus atsinaujinantis energijos ištekliai mūsų pirminio energijos išteklių balansai. Tai čia vien Lietuvos balansas, bet Lietuva nėra vien Lietuva, mes esame bendros rinkos dalis, taip kad tikrai vietos yra pakankamai visiems. Dabar kita lietuvių bėda, pastaroji bėda, kurią aš pastebėjau. Kodėl mes nenusiraškom jau prinokusių vaisių? Tai yra, taupydami energiją, šiltindami namus, dirbdami biokurą ir kogeneraciją. Tas namų šiltinimas yra mūsų bėda. Mes padėjuojam, pinigų atrodo turim, pilni fondai pinigų, kiek mes atremontavom namų, dabar apšiltinom, arba 14, arba 44, aš negaliu pasakyti skaičius, bet Lietuvos mastu tai yra tikrai nepaprastai menki skaičiai. Ir kai mes pradedam kalbėti apie tai, dėja savo nuoskaudas dėl nerezultatyvumo viename sektoriuje išliejam kitame sektoriuje. Lietuviai dar turi tokią savybę, žinot, niekas nekaltas, aplinka kalta. Tas yra. Ir mes to nepadarom. O kodėl to nepadarom? Garsiau kelkim klausimą. Viens kitam netrukdo. Mes galim šiltinti. Pažiūrėkit, kiek mes per šią žiemą šilumos išpūtėm pro langus. Taip kad tai yra vienas greičiausių ir didžiausią efektą sukuriančių veiksnių ir priemonių. Pasitarnaujantis beje ir energetiniam saugumui. Dar viena mūsų klaida, didžiulė klaida, kai mes kalbam apie energetikos projektus. Vis dar mąstom nacionaliniu lygiu. Mes vis kalbam apie Lietuvą. Ar yra Lietuvoje vietos abiem mūsų šios dienos tema, tai čia aš truputėlį į tą klaidelę referuoju, turime mąstyti ne tik apie Lietuvą. Turime mąstyti, kad mes būsime bendros 3 Baltijos šalių rinkos dalis, tai yra bendroje rinkoje, o ta rinka bus bendroje Baltijos jūros šalių rinkai. Ir mes turim mąstyti apie 20, 40, 60 metus ir į priekį. Pasižiūrėkit, kaip mąsto mūsų šios dienos elektros sektorius. Nebėra Lietuvos, nebėra 3 netgi Baltijos šalių. Mąstymas yra Baltijos jūros mastu. Pasakykite man, kokia bus elektros kaina 2040 metais Baltijos jūros regione. Taigi aš jums rodžiau mūsų Lietuvos pirminio energijos šaltinių balansą, tai irgi buvo toks mąstymas šiek tiek Lietuvos mastu. Aš norėjau parodyti, kad Lietuvoje vietos yra. Kai mes turėsime atominę, mes būsime šioje rinkoje. Mes prekiausime biržoje, mes būsime bendros Šiaurės ir Baltijos šalių elektros rinkos kainos zona. Ir mes laisvai prekiausime elektrą visame šiame regione, kurį jūs matote. Todėl mąstykime tokiu mastu, o ne nacionaliniu mastu. Kada mes kalbam apie projektus, apie jų ekonomiką, apie energetiką, jų projektų atsiperkamumą. Energetikos projektai yra regioniniai projektai. Tai ne Lietuvos projektai. Žinot, kai mes kalbam kartais, aš vis mėgstu pajuokauti apie Lietuvos ir Švedijos elektros jungtį, kad tai Lietuvos jungtis. Tai žinot, tai tas pats, kas į sodininkų bendryją, žinot, įvesti, koks skirtumas, jūs man pasakykite, ar įvadas elektros į sodininkų bendryją, kuriuose yra 25 sklypeliai, ar mes įvadą padarysim į sklypelį numeris 7, ar į sklypelį numeris 15. Tai yra tas pats, mes esame bendra rinka. Visi projektai yra mūsų regioniniai projektai. Dabar einu prie atominės energetikos. Matot,
negaliu neužduoti to klausimo, būti ar nebūti. Iš tikrųjų, tas klausimas yra ir tą klausimą reikia kelti. Ir žinot, koks yra atsakymas? Branduolinės energetikos specialistai sako, taip, su atominė energetika geriau neprasidėti. Bet jeigu jūs su ją prasidėjote, tai yra nelogiška netęsti. Kodėl? Todėl, kad žiūrėkit, kas yra. Lietuva turi vietą. Toje vietoje gyvena gyventojai, kurie yra branduolinės energetikos inžinieriai. Mes turime infrastruktūrą, visas jungtis, kelius, geležinkelius. Vieta ir aikštelė statybai taip pat yra įrengta. Tai yra aušinimo visi reikalingi dalykai. Tai yra komerciškai atsiperkantis projektas, nes jis yra rinkoje, jis dalyvaus rinkoje. Mes turime teisinę bazę, mes turime branduolinės energijos reguliatorių. Tai yra energija be CO2, tai bus be jokios abejonės. Saugumas net negali būti kvestionuojamas paties aukščiausio laipsnio ir aišku, mes diversifikuosim mūsų energijos tiekimą ir užtikrinsim ir netgi užtikrinsim ir balansuosim atsinaujinimą. Turint tokį dalyką, mes galim pasakyti, mūsų statybos aikštelė yra pati geriausia aikštelė Europoje. Mes turime vietą, infrastruktūrą, mes turime teisinę bazę, patirtį, žmonės, nepabandyti, aš sakyčiau, mes negalim nepabandyti, nepastatyti. Dabar apie patį projektą. Tai komercinis projektas, Mankalos modelio pagrindu, tai yra tą projektą plėtoja įmonės, jos įneša savo dalį į projektą. Ir pati atominė, būsima atominė elektra gamins kaštų pagrindų, tai yra maksimaliai mažiausia kaina ir po to kiekvienas steigėjas naujos atominės gaus elektrą, kurią galės vėliau parduoti rinkoje. Didelėje rinkoje, Baltijos jūros regiono rinkoje, ne Lietuvos rinkoje. Kur norėsim, ten parduosim. Elektros, dabar dėl kainos, vis tik tai yra faktas, kad atominės kaštai yra antri po hidro. Tai yra vis tik tai yra pigi elektra. Ir tai yra įrodyta, ir tai yra visuose tarptautiniuose leidiniuose. Atominė energetika Lietuvoje neatima pinigų iš atsinaujinančius. Atominė energetika nepretenduoja ES paramą. Tai yra komercinis projektas. Aišku, tai bus investicijos į Lietuvą, tai bus užimtumas, galimybės Lietuvos verslui be CO2 emisijų ir, aišku, panaudotas kuras ir atliekos griežtai pagal principą teršėjas moka. Nesusipratimas. Irgi noriu referuoti tai, kas vyksta mūsų šios dienos diskusijose. Yra sakoma, kad galvos skausmas, kad dėl didelių gabaritų krovinių transportavimo Lietuvoje dabar čia reikės daug visko padaryti. Aš tokių klausimų nesuprantu ir aš nesutinku ir aš manau, kad yra neteisinga Lietuvoje tokius klausimus prie mirga žiniasklaidoje kelti, nes ar taip turi mąstyti tranzito šalimis save įvardinanti valstybė. Žinot, per Lietuvą eina 2 europinės reikšmės Europos transporto koridoriai. Vienas iš šiaurės, kitas į pietus, kitas iš rytų į vakarus. Ir jeigu mes turim galimybę savo konkurencingumą šioje srityje sustiprinti ir sustiprinti per 2 projektus, tai mes gaunam win-win situaciją ir mes dar sakom, kad tai yra mums galvos skausmas. Realybė yra kokia? Klausimas yra toks. Paskutinis mano dalykas, kad Baltijos šalių energetikos politika. Ten, kur yra 3 Baltijos sesės. Ar mes kalbam apie energetiką, ar mes kalbam apie ekonomiką. Ar tai politika, ar tai geopolitika. Iš tikrųjų, dėja. Tai yra, mūsų regione energetika nėra vien ekonomika. Tai yra politika ir tai yra labai stipri geopolitika. Dėl to galim tik apgailestauti, kad šalis regione naudoja energetiką ne tik ekonominiams tikslams, bet ir politiniams tikslams. Tai yra realybė ir mes negalime į ją nereaguoti. Ši tema yra labai plati, ją galima plėtoti, bet tą faktą mes turime pabrėžti. Apibendrinanti mano skaitė yra tokia. Vis tik atominiai ir atsinaujinančiam aš sakau taip,
Ir dėl šių priežasčių tai yra diversifikacija. Abi jos tarnauja diversifikacijai, sukuria galimybę rinktis. Tai yra stabilumas, tai yra nepriklausomybė šalies, kai mes galim pasirinkti. Energijos šaltinių balanse vietos pakanka abiem. Ir Lietuvos, ir Baltijos jūros regionų. Mąstykime kitaip. Todėl jos yra visiškai nepagrįstai supriešinamos. Nežinau, kodėl Lietuvoje taip yra. Pasitarnauja be jokios abejonės Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimui. Įsivaizduom, kaip mes apšiltintumėm namus. Tai yra ir ekonominis efektas Lietuvai, ir neįtikėtinas energetinis efektas. Nauda Lietuvos ekonomikai, aišku, kad investicijos, užimtumas tiek atominės srity, tiek atsinaujinančios srity, tiek biokuro, sakykim, srity. Tai yra didžiulis būtų užimtumas mūsų Lietuvoje. Taip pat VAE, tai yra naujas atominės projektas, nepretenduoja į finansinę paramą ES, į kurią pretenduoja atsinaujinanti energetika. Abi yra be CO2 emisijų. Ir atominė yra stabilaus tiekimo garantas, aš netgi sakyčiau, tiltas į atsinaujinančią, kada atsinaujinanti, nežinau po kiek metų, taps absoliučiai ir vienareikšmiškai dominuojančią energiją. Taigi dar kartą apibendrinant, mano viso pranešimo esmė yra, kad dėl tų priežasčių, dėl kurio aš įvardinu, tai, kad Lietuvoje yra vietos abiems ir jos turi būti abi. Priešingai negali būti taip, kad arba viena, arba kita. Tai yra iš esmės klaidingas dalykas. Ir aš nematau sričių, kur jos viena kitai prieštarautų. Aš nematau sričių, kur jos viena kita, sakykime, nežinau, žeistų ar dar kitaip. Taip, kad mano pozicija ir mano pirmasis pranešimas ir mano nuomonė, kad mes turime abi šias sritis plėtoti ir mes neturim, žinote, dėl vienos srities kaltinti kitos ir atvirkščiai. Ačiū, tilpau į laiką. Sveiki visi. Irgi noriu padėkoti Jaunųjų energetikų klubui už tokią tikrai gerą iniciatyvą. Pamatysit gyvą žalį, vaizdas skaičius pasakysiu jums kai kurias, tai pamatysit, kad nemažai skaičių. Iš tikrųjų turi 3 kepurės su žaliasis, tai tokia širdžiai, sakykim, su Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius, energetikos konsultantų asociacija, apima visas Lietuvos energetikoje dirbančias konsultacinės įmonės, ir tas asociacija vienyje jas. Ir sudara Danijos konsultacinės kompanijos kodai, vienas iš direktorių. Kadangi kompanija Danijos, tai suprantu, kad apie atominę energetiką nieko gero aš nepasakysiu. Iš tikrųjų man sunkiau yra Romai negu to, nes visą laiką lengviau yra sakyti, gyvenkime taikiai, negu kad man dabar mano pozicija, kad neišeis taikiai gyventi. Aš truputėlį pabandysiu pradėti nuo to, kaip prasidėjo visa ta naujos atominės elektrinės planavimo istorija. Tai aš pats dirbu energetikoje pabaigęs magistratūrą nuo 1995 metų. Tai iki maždaug 2005 metų apie atominę elektrinę buvo šnekama taip labai hipotetiškai, kad galbūt mes netgi galima būtų pasvarsyti ir tokį variantą. Nes tas projektas labai susikonkretizavo 2004-2005 metais, kai Kauno technologijos universiteto profesorius Jonas Gilys padarė studiją branduolinės energetikos tęstinumo. Buvo studija, tai buvo socialdemokratų valdymo laikais, premjeras buvo Brazauskas. Kokią mes tada turėjom situaciją? Šitame grafike aš jums noriu pateikti elektros energijos vartojimą, tendencijas, mato, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 metais. Tuo metu buvo ekonominis pakilimas, bendras vidaus produktas kilo. Čia šitas 4 metus 36,4%, elektros vartojimas maždaug
trečdaliu kyla nuo BVP augimo. Ir tada buvo padaryta ta studija ir studija buvo pagrįsta energijos poreikių prognozėmis ateičiai. Ir buvo, reiškia, čia yra pateikti 3 grafikai, pesimistinis, pagrindinis ir optimistinis. Čia koks bus elektros energijos vartojimas, čia yra gigavatvalandėmis per metus. Skaičiuoju bendrą elektros energijos suvartojimą be sąnaudų vandenį pakelti hidrokomercinei elektriniai. Reiškia, čia įeina ir visi elektros nuostoliai lygiai tą patį. Čia įeina elektros suvartojimas energetikos sektoriui. Buvo prognozuojamas pakankamai didelis augimas. Kad buvo... Praėjo dar 3 metai, iki 2008 metų, ne visai, sakykime, pasitvirtino tos profesoriaus Gilio prognozės, energijos vartojimas augo šiek tiek mažiau negu tas pesimistinė prognozė, BVP išaugo 22%, bendras vidaus produktas, elektros vartojimas ir maždaug trečdaliu, 7,5%. Tada buvo padaryta kita prognozė, Lietuvos elektros energijos poreikio prognozė iki 50 metų Lietuvos energijos 8 metais. Ir buvo numatyta jau šiek tiek, sakykime, mažiau optimistinis elektros energijos augimas. Taigi 3 scenarijai, pesimistinis, optimistinis ir tas pagrindinis. Ir aš dabar nežinau, dabar yra, reiškia, rodomi tie grafikai bendri, kaip atominė elektrinė įsipaišo, pagal kokį scenarijų čia skaičiuoja, pagal 8 metų, pagal 5, tai iš pradžio abu. 2009 metai krizė, BVP krenta 15%, elektros suvartojimas 6%, irgi maždaug trečdaliu. Tada mes uždarėme Ignalinos atominę elektrinę, tai pabrango elektra. Ir tada tendencijos visiškai pasikeitė. 9-11 metai, per 2 metus BVP išaugo 7,4%, o elektros vartojimas, nors BVP ir bendras vidaus produktas išaugo, sumažėjo, pasikeitė tendencijos. O kodėl pasikeitė? 2 faktoriai. Pabrango elektra, prasidėjo investicijos, dabar paintensyvėjo investicijos į elektros energijos efektyvumo didinimą. Ir kita priežastis yra emigracija žmonių. Kadangi mes tas prieš tai buvusios prognozės, aiškiai buvo pagrįstos tuo, kad Lietuvoje vienas žmogus suvartoja 2 mažiau negu kad vakarų Europoje elektros. Tai buvo prognozuojama, kad tas vartojimas vis tiek didės, bet niekas nepagalvoja, kad vardiklis mažės, žmonių kiekis. Ir kitas dalykas nepagalvoja, kad šiaip Lietuvoje žmogus turėtų turbūt suvartoti elektros mažiau negu kad, pavyzdžiui, vienam žmogui negu kad Vokietijoje, kur stovi pieno lydymo įmonės, aliuminio lydymo įmonės, kad žmogus tai tas pats, bet šalia fabrikas stovi Vokietijoje, o mūsų ekonomika tai vystosi, reiškia, paslaugų teikimo arba aukštos pridėtinės vertės paslaugų teikimo kryptimi. Mums ne visai eina kaip lygintis. Ką mes dabar turim? Štai tam, kad mes pasiektumėm 5 metų prognozę, iki 20 metų ir mums sutilptų atominė elektrinė, kaip po to pamatysit, mums reikia, kad kasmet bent elektros poreikis augtų po 7,4%. Kinija auga 10%. Pas mums turėtų augti maždaug 22 per metus. Jeigu lyginsim su 8 metų prognozės pagrindiniu scenarijum, tai 4,1% elektros vartojimo metinis augimas. Tam reikia, kad bendras vidaus produktas augtų šiek tiek greičiau negu kad Kinijai, Lietuvoje, ir kad baigtųsi migracija visiškai, kad nustotų žmonės emigruoti, paskui gero realiau. Bet jeigu čia susiję, jeigu bendras vidaus produktas iš tikrųjų augtų daugiau negu Kinijai, šitai turbūt yra migracija dalis. Ir jokių investicijų nebebūtų daugiau efektyvesnė energijos vartojimo. Bet realiai, jeigu žiūrėt paskutinės tendencijas, tai aš darau atsargią prognozę,
kad ekstrapoliuojant paskutinių metų tendencijas, reiškia, mes galim prognozuoti, kad 20 metais mes turėsim lygiai tokį patį geriausiu atveju elektros energijos vartojimą, kaip turėjome praeitais metais. Reiškia, kad mes galime modeliuoti gamybą ateityje pagal 11 metų elektros poreikio grafiką. O čia yra 11 metų elektros vartojimo grafikas, valandinis. Šaltinis Litgrid EU, matote, yra šokinėjimai, nes praktiškai kiekviena diena reprezentuoja tam tikrą pašaltimą, tas grupelės reprezentuoja savaitę, maždaug savaitgalis yra nukreitimai elektros poreikiai. Maksimalus poreikis buvo vasario 25-9 ryto 1605 MW, minimalus balandžio 25 ryto. Skirtumas tarp 668 MW, 1605 MW. Visos tie pikai judėjimo valandiniai yra akumuliuojami su chronine hidroakumuliacinė elektrinė, todėl modeliuojant generatorius ateityje yra patogiau naudoti dienos vidurkius. Šiek tiek supaprastiname, čia yra dienos vidurkių 11 metų grafikas. Mažiausias yra 820 MW, dienos vidurkis didžiausias yra 1355. Ok, dabar žiūrim, ką turim 20 metais. Pradėkim nuo Lietuvos, neseniai, šiuo metu bandoma Lietuvos elektrinės bloką, tai yra ką tik pastatytas šviežias kombinuoto ciklo gamtiniam dujom kūrenamas Lietuvos elektrinės blokas, kuris yra reikalingas rezervų užtikrinti. Jo yra galingumas 455 MW, o minimalus apkrovimas yra 250 MW. Priemam, kad jisai dirba minimaliu apkrovimu. Vasarą kažkiek laiko jisai nedirbs, aš priemam, kad tuo metu dirba seni blokai. Norėtume būti objektyvų, vertinu, kad nebus mes tokie kveri ir nenaudosim senų blokų lygiai grečiai, kurie dar daugiau gamtinių dujų naudoja vienai kilovatvalandai pagaminimui. Dabar ant viso šito grafiko reikia uždėti atsinaujinančią energetiką, kas yra numatyti. Žinot, praeitais metais, o tai bus metai, yra priimtas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kur yra numatyti tikslai, kiek mums reikia pasiekti Lietuvoje, kiek padidinti žalios energijos galingumus, gamybą iki 20 metų. Reiškia, vėjo elektrinės yra 500 MW, neskaičiuojant mažų vėjo elektrinių, kurių neribojamas augimas. Saulės elektrinių 10 MW, neskaičiuojant mažų elektrinių hidroelektrinės. Nedaug ten padidėjo, nuo dabar esančių 127 MW iki 141, o biokūro elektrinė turi galingumas būti pasiektas 355 MW 20 metais. Ir yra numatyta, kad jeigu bus šitas tikslas pasiektas, jeigu tai bus pasiekta anksčiau negu kad 20 metais, tai bus persvarstomi dar tie tikslai ir galbūt jie dar bus padidinami, bet aš šitą jau irgi nevertinu. Grįžtam prie to paties grafiko, uždedam, paėmė 11 metus, paėmė, kad 20 metais bus lygiai tokie patys metai kaip 11, lygiai tiek pat vandens tekės, upėse lygiai tokios pačios lauko oro temperatūros kiekvieną dieną. Reiškia, bus ir prognozuoju, turėjau tiesą, tik tai neturėjau dienos grafikų hidroelektrinių, tai pasiėmiau mėnesį, turėjau duomenis, tik tai kiekvieną mėnesį pagamino, proporcingai padidino, reiškia, kad padidėjo truputėlį galiau, labai nedaug, maksimalus galingumas yra 95 MW balandžio mėnesį, polaidžio metu. Pridedam, kas toliau. Dabar yra čia neatsinaujinanti energetika, pridedu pramoninės šiluminės elektrinės, kurios gamina elektrą savo poreikiams. Tai yra tokia kaip Achema, turi 2 elektrinės, dabar iš Kelifosa elektrinė ir naftos perdirbimo įmonė Orlenas turi elektrinę. Jų yra bendrai instaliuota galia 241 MW. Paėmiau pagal praeitų metų maždaug gamybą. Jų gamyba labai nedaug priklauso nuo lauko oro sąlygų, jie tikrai daug maž pastovus, maždaug trečdalis priklauso nuo lauko oro temperatūros, kadangi jie dirba kogeneraciniu būdu, kažkiek tai šilumos gamina dėl savo poreikiam.
Tai čia maksimalus 119 MW, vasario 23, kai buvo pati šalčiausia praeitų metų diena, -16,6 laipsnių. Temperatūros, aš jau taip nesigilinau, kiekvieną miestą neskaičiavau, paėmiau Kauno miestą čia, kadangi Lietuvos vidurkis. Toliau, 355 MW biokuro. Dirba kogeneraciniu režimu, tai čia pagal šilumos poreikį. Kai šalta, dirba pilnu pajėgumu, kai šilta, nėra kur šilumos dėti, tai mažina elektros gamybą. Priklauso gamyba grynai nuo lauko oro temperatūros. Čia, kadangi čia yra metai, o čia metų pradžia ir metų galas tai yra žiema, tai šilumos gamyba yra didesnė žiemos metu, šildymo sezono metu. Ta pati vasario 23 diena, biokogeneracija 355 MW. Ir pridedu prie to, čia kadangi dar yra senos gamtiniam dujom sūrenamos elektrinės kaip Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžy, kurios dirba tuo metu, kai jau biokuro kogeneracinio elektrinių galingumą nebeužtenka aprūpinti šildymui, kažkiek pikinių režimų šis. Tai va, įtelpa iš šitos didžiausias galingumas, jau tą pačią šalčiausią dieną 346 MW, instaliuota galia 536. Pilnai jie nebus išnaudojami niekada jau, tie galingumai. Okay. Dabar pridedam 500 MW vėją, plus 50 MW smulkių vėją. Tai pagal praeitų metų vėjingumą lygiai tiek pat vėjas bus praeitais metais, tai yra 20 metais kaip pūtė 11 metais. Šitas, čia atrodo, pas mane atrodo mėlynas, čia atrodo pilkas. Čia yra vėjo galingumai, matot, jie tokie šokinėjantis yra, kadangi skirtingus metus skirtingai vėjas pučia, čia yra dienos irgi vidurkį. Galima daryti valandinį, bet mes aš vėlgi priėmų, kad vėją, lygiai taip kaip ir poreikį sureguliuoja kroninį ir akumuliacinę elektrinę, skaičiuoja tik tai dienos vidurkis. Vėjingiausia diena praeitais metais buvo lapkričio 27 ir šitie 550 MW instaliuotos galios gali pagaminti 427 MW vėją, kai pušia vėjas labai smarkiai, kadangi tas vėjas nepučia Lietuvoje visur vienu metu smarkiausiu būdu. Taigi, gaunam, kad 43 paras per metus 2020 metais elektros gamyba visų šitų įrenginių viršys elektros poreikis. Elektros poreikis vasarą yra didelis elektros poreikio, elektros gamybos trūkumas, kadangi nedirba kogeneracinės elektrinės šiluminės. Vidurkis didžiausias yra Liepos 19 dieną 613 MW, tai va vietoj trūkumo gamybos nuo poreikio, o vidurkis yra maždaug 278 MW. Reiškia, 278 MW tai yra truputėlį daugiau negu 34% nuo 1350 MW. 1350 tai čia mūsų atominės, kurie planuoja elektrinės galio, 34% tai pagal įstatymą, reiškia, mažiausiai mums priklausanti dalis. Viskas vyks taip gerai, kad Latvija ir Estai iš tikrųjų eis į šitą projektą ir pasiims savo dalis ir kita irgi pasiims savo dalis ir mums užteks tik 34%. Bet net ir tokiu atveju labai atsargiu, mažiausiai beveik pusė elektros vidutiniškai turės būti eksportuojama iš tos mūsų dalies atominės elektrinės. Jeigu kada kiek dienų per metus dirbs atominė elektrinė tik tai savo Lietuvos poreikiam, tai mūsų dalis, tai 34%. Tai 83 paras per metus, 2,5 mėnesių. Štai visą kitą laiką dirbs eksportus. Tai vasaros metu. Mes statom atominę elektrinę, jeigu skaičiuojam, kad tai yra mūsų energetinė nepriklausomybė pasiekti, mes statom ją vasarą. Dabar atkreipiu dėmesį, kad neskaičiavau aš saulės elektrinio, kadangi dar saulės elektrinė 11 metais buvo tik tai viena, Molėtų plente ant Argentos stogo
Tai ten pagal ją imti prognozuoti, kas bus 30 metais, aš nedrįstu, to labiau, kad 10 MW čia labai didelis įtakos nepadarys. Nevertinau, kad gali taip pasitikti, kad padidės, kad daugiau bus žalios energetikos įdiegta, negu kad numatyta įstatymė minimalūs tikslai ir nevertinami potencialūs kiti naujai gamintojai. Nes čia yra toks kiti naujai gamintojai, aš turiu minti gamtiniam dujam kūriamos pramoninės elektrinės, mažos arba didelės. Tačiau nevertinti to labai sudėtinga, kadangi jau dabar šiuo metu yra pasiektas tas vadinasi grid parity angliškai, kai vartotojai apsimoka gaminti elektrą iš gamtinių dujų, net ir prie dabartinių dujų kainų, jeigu jisai sutaupo elektrą, į kurios kainą įeina ne tik tai pačios elektros kaina, bet ir perdavimo paskirstymo kaina. Tai energetikos ministerija kol kas kovoja su šito uždėdama tas vieko mokestį, viešus interesus atitinkančias paslaugos mokestį. Čia, kad jeigu tu pasigamini elektrą savo poreikiam, tai turi susimokėti tas už tą viešą interesą. Dabar tiesa yra truputėlį pakeista ir ten po to karo tarp pramonininkų ir energetikos ministerijos ir padarytas kompromisas, kad jie susimoka tik tai už atsinaujinančią energetiką. Tai turėtų vėl pajudėti, bet aš neskaičiuoju, gerai, nebus tų dujinių elektrinių daugiau. Dabar žiūrim, čia jeigu vietoj 355 MW, 355 MW statoma apie 360 MW biokuro generacinė elektrinė. Tai reiškia, kad čia yra pagal Lietuvos energetikos instituto įvertintas optimalus kiekis, kiek optimaliai galėtų būti išnaudojama biokogeneracija Lietuvoje, būtent čia šilumos tinklų sektoriuje. Tai tas padidėjimas, ten buvo 380, dabar 271 MW, nedaug realiai tas elektros poreikio viršijimas ir gamyba pasikeitė, tiesiog sumažėjo gamtiniam dujam kūrenamų elektrinių gamybą, pikinių, kadangi daugiau atsirado biokūrinių, kas daugiau dirba per metus. Dabar toks įdomus dalykas, reiškia, maždaug prieš pusantrų metų kreipėsi, reiškia, vieni investuotojai į energetikos ministeriją ir Lietuvos energiją, reiškia, pritaikyti, jie pamatė, kad statomas dabar Lietuvos elektriniai 9 blokas ir ruošiasi Lietuvos elektrinė atsisakyti 3 ir 4 bloką, išmontuoti visus ten katilus, kai yra, sako, jūs mums išnuomokite tos katilus, mes jums mokėsime nuomos mokestį, jeigu pasistatysite ir pritaikysim tos 2 blokus, kurie yra abu po 150 MW deginti šiaudų granulės. Tada galingumas šiek tiek sumažėja iki 120 MW, kadangi kaitrumas šiaudų granulė yra mažesnis negu gamtinių dujų. Mes visiems įdedam 240 MW ir mums pilnai užtenka 30 centų už kWh, kad supirkinėtų už mūsų tą elektrą 12 metų, po to mes prekiausim rinkai. Bet tuo metu gavo neigiamą atsakymą tiek iš Lietuvos energijos, tiek iš energetikos ministerijos. Tai tas projektas yra, kad ir buvo neįgyvendintas. Tiesa, tam reikia maždaug pusės Lietuvoje šiaudų energetinio potencialo, tai reiškia maždaug 4/4 visų šiaudų šitiem 2 blokam užšildyti. Bet ta įmonė, reiškia, ruošiasi įdiegti tą visą logistikos sistemą, tų šiaudų surinkimo ir granuliavimo. Ir lygiai tie patys investuotojai, kiek aš žinau, tą savo pirmąją dalį tas investicijas ir vykdo toliau Kauno laisvoj ekonominiai zonai, dabar pradėdami, reiškia, projektuoti šiaudų granuliavimo fabrikai. Tiesa, jau tie šiaudų granulės eis ne Elektrėnus, o važiuos į Opolę, kogeneracinę elektrinę Lenkijai, labai panašiai Elektrėnų. Ten jie įgyvendina. Taigi, mes beveik susilyginam su gamybos poreikiu, 51 MW mums tai trūksta. Ir pridedam dar, kaip dažnai šnekam, kad mes Baltijos jūroje statysime vėjo elektrinės, offshore'inės, jūrinės. Pridedam, tai ten šnekam apie 1000 MW, 1500, netgi 2000 yra tokių kalbų megavatų jūroje. Reiškia, kaip tai daro, daug Europos šalių pridedam. Vakar
kas gaunasi su koks elektros gamyba. 830 MW didžiausias poreikis va šitoje vietoje, didžiausias gamybos perteklius prieš poreikį. Vidutiniškas viršijimas 120 MW. Nebėgai to 832 MW, kadangi jūros tai yra šitie įrenginiai ir jie tiesiog jiems bus labai patogu eksportuoti tą elektrą tiesiai iš Švedijos. Tiesa, elektros tiltas bus užims, atominė elektrinė tuo metu negalės dirbti, nes elektros tiltas užimtas vėjo žalios elektros gamyba. Dabar pasakykit, kurioje vietoje čia telpa Ignalinos Visagino atominės elektrinė. Tai rodžiu tikrai skaičius. Taigi, klausimą neperskaitinėsiu, kaip mūsų vadinasi diskusija. Techniškai taip, yra vietos abiems, bet tai yra vietos abiems, jeigu jie atsinaujinančią energetiką žiūrim tik tai kaip kažkokį tai tokį dalyką, kuri čia kaip vienas labai aukštas pareigūnas prieš tai buvusios valdžios, galbūt ministerija yra pasakęs konfidencialiai, nes nevardinsiu jo, kadangi tai buvo tik tarp mūsų, kad atsinaujinanti energija yra tai, apie ką reikia daug kalbėti, bet nieko nedaryti. Jeigu laikomės to, tai taip, tada pastatyti, kad dvi vėjo jėgainės ir Radviliškio katilinė pilnai telpa su atominė elektrinė, tikrai. Techniškai taip, jeigu atominė elektrinė statoma elektros eksportui per elektros tiltus, kurie tuo metu neužimti žalios elektros energijos perdavimų tarp šalių, ir jeigu priimam, kad nereikės atominė elektrinė įkronė hidroakumuliacinės elektrinės, kadangi tuo metu bus užimta vėjo jėgainių balansavimo paros metu. Tada taip. Eksportuot mes galim. Iš tikrųjų, mes dalyvavome bendroje rinkoje. Nuo 16 metų dalyvausim su Skandinavija, bet galėsime eksportuoti elektrą į Švediją, Norvegiją, Daniją. Žiūrėjom, ką mes ten turim, kitoje pusėje. Nelabai matosi, čia yra 2010 metų Švedijos ir Norvegijos elektros perdavimo operatorių bendra studija, kur yra numatyta. Tikiuosi, po to galėsite pasižiūrėti internete, matysite, čia koks yra saldo elektros poreikio gamybos. Ir numatoma, kad 20 metais, jeigu bus pas jos įgyvendinta, reiškia, ta pati Europos atsinaujinančių energijos išteklių direktyva 9 metų, tai pas jos gaunasi saldo gamyba 40 TWh viršė elektros poreikį. Kaip tai atsilieps kainom, paimam Danijos energetikos agentūros padarytą prognozę iki 20 metų, prognozuoja Danijos energetikos agentūra 25 metų kainas, maždaug šiek tiek mažesnės negu 400 Danijos kronų už megavatvalandę, tai maždaug apie 18 lietuviškų centų už kilovatvalandę, Nord Poolo kainos spotinės. Tai tiek. Galime eksportuoti, jeigu pigiau parduosi. Vadybos prasme nelabai telpa, kadangi yra riboti ištekliai. Štai pirma yra finansiniai riboti ištekliai, kadangi valstybė prisimdama įsipareigojimus atominė elektriniai, sakykime, darosi sunkiau prisimti, sakykime, dalyvauti aktyviai, diegiant, sakykime, tą pačią išmaniųjų tinklų koncepciją, kuri reikalinga tam, kad geriau integruoti žalį energetiką į elektros poreikius ir panašiai. Ir kas svarbiausia, tai žmogiškųjų išteklių trūkumus. Ir geriausia iliustracija tam trūkumui tai yra atsinaujinančios energetikos skatinimo sistemos kūrimo procesas per paskutinius 3 metus. Čia reikėtų daug pasakoti, jeigu turėsit klausimų, galėsit truputėlį iliustruoti, bet kaip parodė visą tai vyksta. Visų pirma, dėl to, kad tenais nėra žmonių. Antras dalykas, kad ten tie žmonės neturi tam laiko. Žodžiu, atsinaujinant energetiką dabar yra sustabdyti elektros sektorių visam. Ir jau pabaigai truputėlį mažiau skaičių, daugiau filosofijos. Galima atsinaujinančios energetikos plėtrą žiūrėti per Mahatmos Gandžio nustatytus 4 progreso etapus. Pirmame etape jie jūs ignoruoja, nekreipia dėmesio. Čia kažkas nori atsinaujinančią kažkokią energetiką. Šitas yra tam tikros išvalys etapas, kur apie atsinaujinančią energetiką iš vis nešneka, kad čia nebegalvoja. Antrame etape jie iš jūsų juokiasi, kad jūs čia žalieji, čia nieko nesuprantat ir čia kažkokias tai pasakas pasakojat.
trečiame etape jie su jumis kovoja, o ketvirtame etape jūs laimite. Tai dabar kiekviena šalis yra skirtingose etapuose. Ir kas yra gerai, kad kai mes įstojame Europos Sąjungą, tai va šiaip dar didesnė nauda negu tie Europos Sąjungos struktūrinių fondų, aš matau, kad mus gerokai stumtelė, reiškia, prisitaikyti prie europinių normų ir mes gražiai nuvažiavom nuo pirmo 2 punktų iki 3 punktą. Reiškia, kad yra vykdoma tokia kaip ir kova. O kova, reiškia, kad neseniai perskaičiau tokią Hermano Šerą knygą, jis yra Vokietijos miręs jau dabar Vokietijos politikas, ekonomistas, kuris sukūrė garsią 2001 metų atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo tą sistemą Vokietijoje, nuo kurio laiko prasidėjo tas žalios energetikos vystymas Vokietijai. Ir jisai sako, kad reiškia pagrindinis kovos būdas yra siūlymas kompromiso, kadangi dabar jau labai sunku įrodyti, kad ateities energetika nebus pilnai gaminama tik tai iš atsinaujinančių energijos išteklių. Mes čia studiją šią vakarą pasidėjau 10 minučių, surinkau krūvą studijų, kurios kalba apie skirtingų laikotarpių, kaip galima pasaulyje arba Europoje arba kažkokiai skirtingai šalyje pasiekti, reiškia, kad energetika būtų vien tik tai iš atsinaujinančių energijos išteklių, kaip techniškai tai daryti. Tame tarpe ir tarptautinių organizacijų, ir jungtinių tautų organizacijų, ir net Mados 2050, dabar Europos komisijos išleistas vienas iš scenarijų yra kaip padaryti, kad 98% energijos būtų pagaminama tik iš atsinaujinančių energijos išteklių. Taigi, siūlomas kompromisas, kuris kiekvieną inteligentą žmogų vilioja, nes eiti kompromisą yra elegantiška, gražu, bet jis yra nekas kitas, kaip kovos už žalios energetikos koncepciją būdų. Dabar mes esam tikrai situacijai, kad, reiškia, kaip Afrikos šalis, kokia 95 metais, kurie sugalvoja, kad jam reikia telefonizuotis. Reiškia, reikia tiesti laidus, kaip po visą dykumą. Ir ten vienas toks keistuolis, kaip aš, sako, tai palauk, gal netiesimės tų laidų, pasižiūrėjom, kad čia mobilus telefonai atsiranda. O jam sako, tai palauk, kiekvienas mobilus telefonas kainuoja. Nes kainuoja vienas telefonas $2000, o viena minutė kainuoja $3. Tai kas čia šnekės? Tai vat lygiai dabar taip pat šnekama, tie senosios energetikos koncepcijos nariai šneka su atsinaujinančios energetikos, reiškia šitais propaguotojais, kad tai yra brangu, tai yra gal kada nors 60 metų, ne 60 metų. Vokiečiai skaičiuoja, kad 18 metais tas grid parity bus pasiektas su saulės fotovoltinė elektrinė. Taigi, kai pradėjau dirbti, dar vienas pavyzdys, kai pradėjau dirbti Danijos konsultacinė įmonė 95 metais, buvo labai keistas momentas, kad kai aš nuvažiuodavau į Kopenhagą pas mano kolegas, pas juos būdavo seni kompai, o pas mus buvo nauji, nes pas mus visi kompiuteriai atsirado ką tik. Ir visi stovėjo patys naujausi, tuo metu ten 486, o pas juos buvo ten 386. Tai man mes turim progą peršokti tą tradicinės atominės energetikos šitą etapą ir tiesiai eiti į tai, kas bus perspektyvu ateity ir kuo bus pagrįsta energetika tais laikais, kai jūs eisite į pensiją. Ačiū. Dėkojame Martynui už pranešimą ir trumpam komentarui kviečiame Romą Šalą. Autorius iš tikrųjų stovi visi skaičiavimai, konkretų skaičiavimai ir paskaičiuoti taip, kaip iš tikrųjų atrodytų mūsų suvartojimas ir kaip mes turėtumėm pasirinkti mūsų pirminį energijos šaltinių balansą. Aišku, šioje vietoje vėlgi yra keletas momentų, ką aš pasakyčiau būtent su atsinaujinančia, su atominė energetika. Tai yra vėlgi mūsų pasirinkimas ir mūsų mąstymas, kaip mes mąstom, nes visi skaičiavimai, kuriuos mes darėm Lietuvoje, pačioj pradžioj ir skaičiavimai, kuriuos net ir dabar darom, yra Lietuvos
mastu. Tai va tas yra elementas, kad mes vis tik turėtumėm orientuotis į 3 Baltijos šalis kaip minimum. Ir vėlgi tas atominės elektrinės projektas jis yra komercinis, tai yra projektas, į kurį įdeda įmonė savo pinigus ir jos prisiema komercinę riziką parduoti tą elektrą 3 Baltijos šalių kaip minimum rinkoj, o kaip aš ir sakiau, kai jinai pradės veikti, mes jau būsime Baltijos jūros šalių. Taip kad klausimas yra, ką mes galėtumėm dar irgi, jeigu čia, sakyčiau, iš mano pusės reikėtų daugiau skaičių parodyti, tai yra kaina. Kaina, atominės, kaip ten bebūtų, tai yra svarbus labai elementas ir atominė yra išties ta energija, kuri šiuo metu po hidroenergijos yra, jos elektra, iš jos pagaminta elektra yra pigiausia. Ir, aišku, vėlgi tie CO2 emisijų aspektas yra labai svarbus. Dabar, sakyčiau, klausimas, čia dėl telefono palyginimas, mobilus, nemobilus, iš tikrųjų labai gražus ir geras. Ir aš sakyčiau, netgi tai yra vienas iš momentų, kad galbūt mums ir patiems reikėtų pripažinti, kad mūsų projektai, kuriuos plėtojame, jie yra pavėluoti šiek tiek, sakykime, atominė, kas mes sudėrėjom narystę Europos Sąjungos 2002 metais. Mes jau 2002 metais žinojom, kad sustabdysime Ignalinos atominę elektrinę. Tada buvo ekonominis pakilimas, tada buvo pats geriausias periodas skaičiuoti, žiūrėti, statyti, bet vėl čia yra toks, žinot, tautos apsisprendimo klausimas. Ar mes galime apsispręsti dideliem projektam ar ne? Ir dabar vėlgi gaunasi, kad dėja iš tų energetikų gaunasi kova. Ta pati Vokietija, kaip tik Angelai Merkel patapus Vokietijos kanclerė pasakė, kad atominė energetika išties bus tiltas į atsinaujinančią, tokios pačios pozicijos laikosi ir Švedija, ir iš tikrųjų, aišku, COVID būstinė yra Danijai, ne Švedija, jeigu COVID būstinė būtų Švedija, matyt būtų kitokia pozicija, nes švedai priėmė nuostatą tokią, kad jie laikys toliau atominę kaip pamatą, nes reikia dar pagyventi, kiek reikia pagyventi, 30-40 metų, tol, kol mano manymu, ta atsinaujinanti išties bus prieinama mums ekonomiškai. Nes dabar su atominė, iš tikrųjų kalbant apie atominę, ir galbūt to bus klausimų dėl naujos atominės ekonomikos, sunkiausias periodas yra pirmieji 10-15 metų ir pats didžiausias iššūkis yra kapitalo kaštai. Tai yra iš tikrųjų labai didelis projektas. Tai būtų pats didžiausias projektas regione ir tai būtų susijęs su mūsų regiono ekonomika, bet iššūkis yra kapitalo kaštai. Kaip mes išdėliojam tuos kaštus. Bet kai mes išsprendžiam, sakykime, tai yra grynai finansinės, sakyčiau, sudėliojimo klausimas, bet kai mes ta prasme ilgainiui pradėjus generuoti elektrinę po 10-15 metų mes susitvarkom su kapitalo kaštais, tai yra vienareikšmiškai pati pigiausia elektra regione. Pigiausia elektra regione iki 60 iki 80 metų. Tuo tarpu, kai mes turime šitągi paruoštą aikštelę. Ir tie, žinot, tų 34% aš nepririščiau taip prie Lietuvos. Pavyzdžiui, Jungtinėj Karalystėj apskritai aikštelės atominiai elektriniai statyti parduodamos aukcione, Britai išvis nepasilieka, 0%. Įsivaizduokit tokia situacija, Lietuva 0%, 1% toje atominė yra atominė ir mes esame rinkoj. Tai yra rinkos funkcionavimo dalis. Ir atominė išties vėlgi tie mūsų tikslai sinchroniškai susijungti su kontinentinės Europos sistema, kaip šitam 3 Baltijos šalių ne elektros rinkos, o elektros tinklo regionai, mums yra ta šitai iš tikrųjų dažnį palaikyti yra sudėtinga. Tai irgi yra labai svarbus elementas. Taip, kad
Mano įsitikinimu taip iš tikrųjų čia yra Lietuvos paveikslas, bet vėlgi tas pats vėjas, į vėją irgi reikia balansuoti, kai jo nėra, jį reikia kažko užpildyti, vasarą ir žiemą, ir turėti atominę, kuri yra kaip kuras, elektra alternatyva dujom, vieną kitą pakeisti, ir elektra populiarėja. Ir tas pats elektros vartojimas, sakykime, šildymas, elektra populiarėja dėl atsinaujinančių, vėlgi, sakykime, dėl oro siurblių, dėl geoterminių dalykų. Ir visos tarptautinės studijos rodo, kad elektros vartojimas globalių mastų didės. Gerai, mes Lietuvoje sakom, nedidės. Kas gali pasakyti, kaip bus? Aš manau, didės, nes mes kalbam apie elektromobilius, kuriuos reikės irgi užkrauti. Taip, kad šią prasme aš manau, kad dar yra nevėlu dabar statyti atominę, panaudoti tą periodą, tą aukso amžių, tol, kol mes iš tikrųjų pereisime vaizdžiai kalbant į mobilias technologijas, tai yra visiškai atsinaujinančias technologijas. Tai būtent yra tas laikotarpis. Ir tai, kad tai yra ar kova, nežinau, ar tai yra kova, tai pagalvokit, dabar yra Estijos energija, Latvijos energija, Lietuvos energija, kitos energijos kompanijos, kurios nori investuoti į Baltijos jūros šalių rinką. Suomiai stato naujas atominės ir jie dar nori statyti atominę. Tai jeigu mes su atominė tvarkomės normaliai, tai kaip mes turime tvarkytis, jinai yra saugi, jinai yra pigi ir tai yra didžiulis projektas pasitarnausiantis Lietuvos ekonomikai ir užimtumui. Taip, kad aš sakyčiau, tie dalykai yra iš ties suderinami, o skaičiavimus, tokius, kaip čia iš tikrųjų buvo parodyti ir labai įdomus ir iš tikrųjų dėkoju, juos reikėtų daryti, sakyčiau, tada keletą pjūvių. Tai yra vienareikšmiškai juos reikėtų daryti 3 Baltijos šalių kontekste, žiūrint, kaip ten estai su skalūnais gyvens po 15 metų. Ir nuo 15, nuo 16 jau Baltijos jūros kontekste. Tai yra, nes mes 3 Baltijos šalis kartu galime išgyventi tik kartu kaip regionas. Atskirai viena šalis, vėlgi tas mūsų pozicionavimasis, arba bent jau ten, kur mes norime eiti, tai yra į kontinentinės Europos elektros tinklus. Tai visa tai gali būti sinergija, o ne priešpastatoma energija. Ir, nežinau, bet jau kiek aš irgi bandžiau pagrįsti ar įrodyti, mano manymu, tai yra būtent tas laikotarpis, kurį Lietuva gali išnaudoti. Nes Lietuvai, kaip mažai šaliai, vėlgi ekonominė prasme, trūksta projektų, trūksta užimtumų. Ir jeigu pagalvotumėm dabar, Ignalinos atominės elektrinės uždarimas yra šiuo metu savo mastu, yra pats didžiausias projektas regione. Taip ir nauja statyba būtų irgi didžiausias regione. Ir tai yra projektai, nauja atominė generuojanti pridėtinę vertę. Tai toks būtų mano komentaras. Ačiū. Ačiū Romai, trumpam komentarui apie šį Martyną. Tai čia labai daug aš įsirašiau tokių smulkmenų, bet gal aš tos smulkmenas labai nesieksiu, kad apie pačius tokius pagrindinius dalykus, reiškia, kad taip yra Merkel pasakysi, kad atominė energetika yra tiltas į atsinaujinančios energetikos amžių. Tikrai yra pasakysi, ta prasme, tai buvo 2010 metais, kai buvo patvirtinta Vokietijos energetikos koncepcija, maždaug pusę metų prieš Fukušimos avariją. Tai iš tikrųjų, bet kontekstas visiškai ten kitoks. Kontekstas buvo toksai, kad pratęsti esamų atominių elektrinių veiklą ir tiek, kiek jos techniškai gali saugiai, sąlyginai tarnauti ir per tą laiką nestatyti akmens anglim ar gamtiniam dujom kūrenamų elektrinių.
o po truputėlį plėtoti atsinaujinančią energetiką. Bet jie nešnekėjo, kad tiltas į atsinaujinančius energijos išteklius tai yra naujos elektrinės statyba. Nežinau, nuo kelintų metų Vokietijoje neplanuotos naujos atominės elektrinės ir niekas neplanavo ir net nešnekėjo apie tai, nei konservatoriai, nei socialdemokratai, nei žalieji Vokietijos kontekste. Man labai patiko, kad pranešime yra kviečiama mąstyti ilgalaikėje perspektyvoje 20, 40, 60, 80 metus. Tai iš tikrųjų labai gerai ir aš ir bandžiau tą padaryti, bet jau iki 20 metų bandžiau įrodyti, kad galima būtų šnekėti iš viso, kokiom tendencijom, kokie yra tie, nežinau, kaip lietuviškai, learning factor, reiškia mokymosi faktorius, tai reiškia, kiek atpinga skirtingos technologijos dvigubai pasaulyje padaugėjus, reiškia, instaliuoti gali tos technologijos, tai ten saulės energetika yra 15 procentų, vėjas 10 procentų, atominė energetika yra 3 procentai, o akmens anglies nėra to, jos nepinga. Iškai yra tokie mažiukai gal netikslumai, CO2 neišmeta, taip jūs neišmeta CO2 Lietuvoje, jeigu jis bus pastatytas Lietuvoje, bet jisai išmetamas CO2, reiškia ten, kur bus kasamas urano rūda ir išmetama pakankamai daug, mažiau negu gamtinės dujų, negu tas gyvenimo ciklas paskaičiuotas gamtinėmis dujomis, bet smarkiai daugiau negu atsinaujinanti energetika, jeigu įvertinai, kiek energijos yra sunaudojama urano rūdai kasti, sodrinti ar transportuoti tam betonui pamatus pagaminti, kur visai pačiam reaktoriui tikrai nėra visiškai CO2 neutralus, o aš tą pabrėžiu dėl to, kad mes kaip CO2, viso šiltnamio dujos yra globali problema viso pasaulio. Yra tai skirtumą, ar Naujoje Zelandijoje ar Lietuvoje šiltnamio dujos yra išleidžiamas į atmosferą, Ramiojo vandenyno salos skęsta lygiai vienodai. Tai irgi labai pasveikintinas yra siūlymas galvoti globaliai. Dėl tranzito šalies ir vežimo reaktoriaus, tai aš žinau, kad čia techniškai tiesiog, kur galės pasitarnauti didelis kelias vedantis nuo Klaipėdos iki Visagino, kuris toliau nueis, kur ten tas rautas gal bus susidėrėtas su Baltarusiais ir ten toliau tą greitkelį pratęstas, tai ten kažkur į rytus, bet čia detalės, sakykime. Tai labiau, kad ten porą šimtų milijonų prie 17 milijardų, tai čia esmės nekeičia, sakykime, paklaidos ribose. Manau, kad ta kaina nuo 17 milijardų plius ar minusą skirsis daugiau negu 500 milijonų. Tas truputėlį, gal čia neatsargiai išėjo tai pasakyti, kodėl nepabandyti, mes negalime nepabandyti. Čia toks vis dėlto scenarijų, kad investicijos į atominę elektrinę, po to pabandyti ir paaiškės, kad jos nebereikia, nes šiek tiek brangokai kainuoja. Visiems pasakyti, čia tai kartais iš konteksto ir man taip šoka, po to pasakai. Ir dėl energetinio saugumo, tai aš nesuprantu, kodėl, kaip Visagino atominė elektrinės energetinį saugumą padidins. Pas man bus 20 metais bus elektros tiltai su Lenkija, su Švedija, pas metai su Latvija, su Baltarusija ir su Kaliningrado sistema. Pas metai, kas mums čia taip gali atjungti elektrą, jeigu nebus Visagino atominės elektrinės, kad dingtų šviesa iš universitetį. Visi iš karto kaimynai vienu metu susitarė ir dujas atjungti. Ta prasme, saugumą šitą prasme neužtikrino, o kita saugumo komponentė yra, reiškia, saugi eksploatacija, tai branduolinio objekto eksploatacija Lietuvoje tikrai nedidina techninio saugumo bendraja prasme Lietuvoje. Tai yra iš tikrųjų pakankamai nedideli šansai, kad nedidelės galimybės, kad atominė elektrinė kas nors jai atsitiks, kad ten kokie teroristai ten kažką tai jai padarys ir daug dievė, kad taip nebūtų. Bet faktas yra tas, kad
atominė elektrinė kažkodėl tai pilna avarijos apimtim niekas nedraudžia. Nes bet kokia draudimo kompanija apdraudus atominė elektrinė, tokia kaip Fukushima, Allianso draudimo kompanija, subankrutuotų, kai jam būtų pateikta sąskaita kaip už Fukushima su $100 milijardų. Nėra tokių draudimo kompanijų. Kita vertus, jeigu jos visos susikooperuotų ir apdraustų Lietuvą atominės elektrinės pilnai galimai žalai, tai tada šitą atominę tokią sąskaitą mėnesinę draudimo poliso išstatytų, kad atominė elektrinė tikrai nebūtų tokia pati pigiausia. Ir kad pati pigiausia, tai čia ten žinot, pono Vaitkaus studija yra referuojama į tą branduolinės energetikos asociacijos ir pasaulio tos organizacijos reiškia studija, kur iš tikrųjų yra parodyta, kad atominė elektrinė yra pati pigiausia, bet reikia turėti minti, kas nėra rodoma. Tai nėra rodoma levelized cost. Tai reiškia, paprastai tariant, kiek kainuotų elektra iš atominės elektrinės, jeigu investuotojas pasiskolina už 5% palūkanas statybos laikotarpį 7 metų plus 60 metų, reiškia, ir neuždirba jokio pelno per tos 60 metų. Tik tai tikisi, kad atominė elektrinė nesustos, visus metus dirbs ištisai, nes jeigu nesustoja, tai iš karto eina finansiškai minusą ir kad viskas bus gerai, ir nieko neuždirbs, jeigu viskas bus gerai. Tada tikrai negaunasi pigiausia, bet rinkoje nei vienas investuotojas, tiek ilgai komercinis investuotojas niekur tiek pinigų nededa 60 metų, kad neuždirbtų pelno. O to gaunasi, kad investicija gaunasi trumpesnė, 20 metų pelno šiek tiek reikia, ir faktiškai gaunasi, kad ta kaina gaunasi didesnė negu kad levelized energy cost iškreipiama, kadangi ta technologija branduolinės energetikos iš tikrųjų labai didelį kapitalo kaštą, labai ilgai tarnauja ir jeigu padalinį per to 60 metų diskutavus, tai gaunasi pakankamai maža kaina. O tos, sakykime, vėjo jėgainės tarnauja 25-30 metų. Ir tarp kitko yra skirtingų studijų, pavyzdžiui, Tarptautinės energetikos agentūros šiemet jau 2011 metų tenais yra numatyta, kad vėjo energetika yra pigesnė levelized cost, negu kad branduolinės energetikos, tai tik Amerikai kažkodėl, tai Europai lygio. Nežinau kodėl, nesiaiškino labai giliai. Čia kaip kokią studiją pasižiūrėjusi. Ir apie elektromobilius aš laukiu šito klausimą. Dabar aš nepasiruošiau, iš tikrųjų, jeigu bus elektromobiliai, taip, jie iš tikrųjų, čia neparodytas elektromobilio atsiradimo įtaka šitam grafike. Bet elektromobiliai yra svarbi išmaniųjų tinklų dalis. Tai yra elektros vartotojas, kuris sugeba visiškai susitvarkyti savo elektros vartojimą pagal bekintančią elektros gamybą. Reiškia, tai yra būdas, tai yra smart grid, to išmaniųjų tinklų būdas, pasakysiu vulgariai paprastai. Reiškia, kad jūsų garaže stovi mažas kompiuteriukas, kuris gauna informaciją apie tai, koks rytoj bus vėjas ir pagal tai krauna jūsų elektromobilį arba nekrauna, arba krauna labai silpnai. Ir taip subalansuoja poreikius su paklausa. Tai jeigu vis, tai atidarys žalią gatvę, jeigu iš tikro elektromobiliai Lietuvoje plėtosis, tai atsinaujinančiai energetikai bus labai geras sąlygas. Ir Estijos, Latvijos energija. Nežinau, aš abejoju, kad atsakant, ar jie investuos, nes šią vasario mėnesį Latvijos energija pateikė informaciją, kad jie ruošiasi 820 milijonų į Daugavos hidroelektrinių atnaujinimą investuoti, plus dar 400 MW vėjo jėgainės ir dar miesteliuose statyti biokuro kogeneracinės elektrinės. 1,5 milijardo litrų investuosim, gal jie dar, nes turi dar milijardą. Bet čia aš nežinau, aš tik tai savo abejonės, kaip žinau. Aš šiaip labai įdomu diskutuoti. Ačiū Martynui už pasisakymą. Dabar atėjo laikas diskusija, būtent publikos klausimam ir pasisakymam. Tai jeigu kažkas norit paklausti, pakelkit ranką, gausit mikrofoną ir kalbėkit į mikrofoną. Tiesiog studentas, aš norėjau paklausti, kad ilgiau jūsų neskambėjo, aš manau,
suinvestavom 17 milijardų litų į atominę elektrinę ir matom, kad ji nepabaigta. Ir kad reikia dar 10 milijardų litų. Ir dar 3 metų. Bet jau suinvestavom 17 milijardų. Tai ką mes seniau tiek sukišta į tos paskandintus kaštus reikia iš toliau. Investuojam dar 10 milijardų, ateina 23 metai. Paaiškėjo, kad reikia dar 8 milijardų, dar 2 metų. Čia Suomijos atveju aš cituoju, čia Suomija tik vyko. Tai ką, jau kiek jau investavom 25 milijardus, dar 8, negi dabar atsisakysi, dar investuojam. Paaiškėjo, kad reikia dar metų ir dar 4 milijardų. Nes Suomijai pabrango tas projektas nuo pradžios iki galo 2,6 kartų. Tai, prasme, gavosi taip realiai, kad jie truputėlį taip studentiškai tariant buvo išdurti ant to. Nes jie visą laiką buvo tokia situacija, kad jiems atrodė tas projektas labai ekonomiškas, o realiai, aš labai smarkiai bijojau, ar jie žinodami, kiek tai realiai kainuos, ar jie būtų investavę į tą. Ir taip jie vysto ir atsinaujinančią energetiką, ne tik tai realizuota, jie dar stato ir vėjo jėgainių, Suomijai nelabai, bet biokuro kogeneracinės elektrinės stato, vėjo šiek tiek yra. Ir tik tiek, kad Suomija iš tikrųjų, kaip Romas sakė, tenais yra populiarus šildymas elektra, saunų šildymas elektra. Elektros vartojama kiekvienam žmogui 4 kartus daugiau. Ir visas Suomija suvartoja daugiau nei 2 kartus daugiau negu visos Baltijos šalis kartu paėmus elektros. Pas jos tas susikirtimas, kur aš čia rodžiau, kad netelpa labai greitai, nebetelpa žalia elektra su atominė energetika. Šiandien, pavyzdžiui, tilpt. Kai stovės visos tos žalios elektrinės nebetelpa, bet pas jos tas susikirtimas įvyks žymiai vėliau. Kadangi jie dabar realiai keičia tą atominę elektrinę, keičia rusišką elektrą, importuojamą. Arba iškastinių kurų naudojamą gaminamą elektrą, bet neatsinaujinančią energetiką. Pas jos ta konkurencija bus šiek tiek vėliau, pas mus maža rinka, pas mus susidūrimas vyksta žymiai greičiau. Aš irgi komentuosiu, iš tikrųjų dėl Suomijos yra labai geras klausimas ir iš ties Suomijai suvartoja ne 2 kartus daugiau, o 3 kartus daugiau, sakyčiau, elektros negu visos 3 Baltijos šalys, iki 90 teravatvalandžių visa Suomija, netgi virš 90 teravatvalandžių, tai yra daug, per metus Lietuva kiek apie 10 teravatvalandžių. Tai įsivaizduokit 9 kartus daugiau negu Lietuva. Suomija turi didelę pramonę ir kitas patikslinimas, kurį aš patikslinčiau, tai taip iš tikrųjų Suomija turi problemų su viena iš atominių statybom, taip jiems pabrango tas dalykas, nežiūrint to, jie išduoda leidimus naujoms atominėms, yra išduotas naujas leidimas, yra noras statyti naują atominę ir dar yra prašomi leidimai dar naujom atominėm. Tai yra, aš klausiau Suomijos oficialaus atstovo pranešimo, kuris buvo Lietuvoje galbūt prieš 3 savaičių. Žurnalas Valstybė organizavo didžiulę konferenciją, ten kalbėjo oficialus Suomijos vyriausybės atstovas ir papasakojo visus savo atominius planus. Tai nežiūrint tos nesėkmės, kuri buvo techninė nesėkmė, dar yra planai kaip minimum 2 pastatyti atominę. Jie žiūri į visą Baltijos jūros rinką, kas skirtingai nei mes. Pavyzdžiui, mes manome, kad mūsų rytų kaimynas Rusija turi neišsemiamus klodus energijos, taip kaip ir elektros, tuo tarpu Suomiai, jie sako, kad yra blogai ir būna problemų su elektros teikimu iš Rusijos. Tai kitas yra labai įdomus faktorius apie Suomiją, jeigu jūs pažiūrėtumėte jų pirminio energijos šaltinių balansą, tai yra tikrai daugiau spalvų negu vaivorykštė. Ta prasme, tas, žinot, kaip aš jums rodžiau, kad vaivorykštė kiek 7-8 turi spalvas, ten mirga marga. Jų netgi branduolinis kuras skirtingose atominėse yra iš skirtingų šaltinių. Tai yra jų pagrindinis principas, kuo didesnė diversifikacija. Ir taip, būtent Suomijoje taikiai sugyvena branduolinė su atsinaujinančia. Tai
todėl kad tai yra suderinama ir aš taip įsivaizduoju, aišku, pramonė, pas jūs labai galinga pramonė. Nežinau, kiek mes turėsim ar neturėsim tos pramonės, žiūrint to, tai mes vėlgi gyvename tik Lietuvoje, o Baltijos jūros regione. Taip kad tokie patikslinimai ir tokie dalykai. Taip kad, vėlgi čia, kai pasižiūrėjus, atrodo, kad čia ta atominė blogai ir tas mūsų ginčas yra, iš tikrųjų, tie debatai turėtų turėti dvi kryptis, aš sakyčiau, jeigu taip visiškai objektyviai kalbėti, maksimaliai objektyviai, jeigu aš būčiau teisėjas teisme, o neatstovaučiau iš vieną iš pusių, vienas debatų objektas turėtų būti, koks turi būti Lietuvos pirminių energijos šaltinių balansas, kaip mes įsivaizduojam tą balansą. O kitas objektas yra atominė energija, gerai tai blogai. Nes matot, mes dabar čia taip ir tai ten nužengiam, tai ten nužengiam, tai ten, tai okei, aš suprantu, kad tai yra nuostata, kad atominė yra blogai ir aš gerbiu tą nuostatą ir aišku, aš nesutinku su tą nuostatą, nes dabartinė atominė yra absoliučiai saugi ir ta Fukushima ir pačios Vokietijos pozicijos pakeitimas po Fukushima. Dabartiniai branduoliniai reaktoriai, jie yra saugus, tai yra 3 paras absoliučiai pasyviai, iš vis po avarijos žmogus gali net neįeiti į tą teritoriją, 3 paras vyksta automatinis aušinimo procesas be jokios kitokios pagalbos ir be nieko. Ta prasme, nereikia jokių generatorių, jokios pagalbos, jokių elektro ar dar kažkokio. Tai iš tikrųjų, tai yra pažengę labai smarkiai į priekį, nes čia yra problema. Kaip padaryti, kad neperkaistų tas aparatas ir karštis neišsprogdintų. Taip kad su ta pačia Vokietija, vėlgi būkime objektyvūs, pasižiūrėkime, kur dabar daugiausiai yra investuoja Rusija ir kur krypsta ta Vokietija. Ir jeigu, sakykime, po Fukushimos politiškai populiariau tapo atsisakyti atominės, jos buvo atsisakyta, tai dėl vyriausybės pozicijos pakeitimo tos įmonės, tai vyriausybė duoda į teismą, kaip žinot, milijardiniai ieškiniai, vienas dalykas. Bet antras dalykas, vis tiek ta atsinaujinanti dar ateis po tam tikro laikotarpio, kurią pakeis dujos. Ir didžioji mūsų abiejų kaimynė, čia visų kaimynė Rusija, dabar ten iš tikrųjų investuoja be proto daug. Pagrindinis tikslas yra būtent tos rinkos, taip kaip ir prancūzai yra administrina jų kaimynė. Ir yra tas dalykas, yra Europos komisijoje yra netgi specialios iniciatyvos, kaip aprūpinti elektrą Vokietiją, nes yra rimti dalykai, kaip pat Vokietija išgyvena jungčių problemą. Trūksta jungčių tarp bet tai čia yra kitas dalykas. Taip kad mano komentaras būtų toks, kad aš matau absoliučiai įsitikinęs tuo, kad viena su kita tos dvi energijos rūšys viena kitą kompensuoja ir užtikrina saugumą. Dabar paradoksas yra tame, dar vienas buvo komentaras, taip iš tikrųjų elektros lemputės degs. Čia tame yra paradoksas, kad kam čia mums reikia, ir čia yra. Bet mes turime užsitikrinti diversifikuotą pirminių energijos šaltinių krepšelį, kuris mums užtikrintų mums patiems reikalingą minimalią generaciją. Vis tik ekonominė blokada, tai yra gyva mūsų atminty, vis tik tai, ką mes turime politinį sprendimą družbos atveju ir nutraukimą naftos teikimus. Naftos teikimas buvo nutrauktas valinių sprendimų ir mūsų kaimynai, kaip mes benorėtumėm, jie nereaguoja į pasiūlymus iš Lietuvos ir iš Europos, netgi į finansinę paramą pasiūlytą iš Lietuvos įmonę sutaisyti tą vatą. Iš principo nereaguoja ir iš principo yra laikomasi tokios laikysenos, jokios reakcijos. Dabar pasižiūrėkit, kas dabar vyksta ir netgi mūsų toj mažoj Lietuvėje. Ir kas dabar darosi su tom pačiom dujų kainomis. Taigi mumis paprasčiausiai yra manipuliuojama. Aišku, kad tai lemputė degs, bet tai kokia ta bus kaina ir kokia bus mūsų laikysena. Ta pati Achema.
Achema dirba, viskas tvarkoja, po to netikėtai Achemos visi vadovai savo staigiai, sakykime, suskystintų gamtinių dujų terminalą, jo jau reikėjo vakar, kodėl? Todėl, kad dujos labai pabrango. Lietuva tik pradėjo statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą, žiūrėkit, didysis mūsų kaimynas BAF pasirašo labai gerą kontraktą su Achema ir jau kovoja dėl būsimos rinkos Lietuva. Kas tai vyksta? Tai yra kova dėl rinkos. O Achema tuo tarpu, tuo laikotarpiu buvo, sakykime, vos ne bankroto ribos. Tai ką tai yra? Iš vienos pusės lemputė teks, iš kitos pusės savo pramonę turėsim parduoti už 1 litrą. Bet čia jau yra geopolitika. Čia jau kai mes peržengėm į kitą visai etapą, kai energetika yra piktnaudžiaujama politiniais tikslais. Pažiūrėkit, Baltarusijos žemės. Už skolas perima visą infrastruktūrą. Infrastruktūra superkama Vokietijoje. Tai mes tokie, mus spustelėjo, mes nebesusimokam, mes nebeatlaikom konkurencijos rinkoje trąšų. Viskas, mes savo didžiausią įmonę, kuri yra Lietuvos kapitalo, to galim didžiuotis. Už skolas yra įmonė parklupdoma ant kelių. Ir tai yra geopolitinė realybė, kurios mes kartais ne visi suvokiam. Ir mums, kaip aš sakiau, taip mandagiai, diplomatiškai, mes negalime nereaguoti į geopolitinę realybę. Štai jinai yra kokia. Dėl to, tol, kol viskas čia aprims, sustos atominį 3 Baltijos šalių regione, kuris yra labai pažeidžiamas ir kuris nori įsitvirtinti Europos rinkoje, tai būtų tai, kur šiuo metu Lietuvai reikia ir politinė ir ekonominė prasme. Labai ačiū. Labas vakaras. Mes norėtumėm paklausti 2 klausimų Martyno Nagevičiaus, būtent iš to gražaus grafiko, kur buvo parodytas suvartojimas ir gamyba. Tai visų pirma, kaip jūs pasisakėte, kad jūs žalesis. Ir būtent toks klausimas iškilo. Tai visi beveik tie elektros gamintojai, ten, kurie buvo parodyti, išskyrus vėjo, emituoja CO2. Ar tai yra geriau už atominę energetiką? Ir antras klausimas, tai ką jūs siūlytumėte tada vasarą daryti, kai nebus vėjas, nebus elektros gamybos iš ten, biokuro ar kažko, ką jūs parodyti, ir kai bus tas didelis atotrūkis tarp poreikio ir gamybos, iš kur jūs siūlote tada pirkti, per tiltus, ir ar tai yra geriau negu gaminti ir parduoti? Gerai. Ten tas mano tas paaišymas, tai nereiškia, kad čia yra skatinimas daryti taip, kaip aš norėčiau daryti. Tai yra prognozė, kas bus. Bet aš prognozuoju, kad ką tik pastatėm 9 bloką, jisai dirbs. Jisai negali būti pritaikomas elektrėnų 9 bloką, jis negali būti pritaikomas deginti malkom, nes jau toks yra. Ten yra kaip automobilio turbina ir galių turbina. Tenais malkas pro tą turbiną nepralys, ten neišeina, tai jisai bus. Aš priimu, kad jisai dirbs pačiu mažiausiu galimo apkrovimu, kiek tik tai jisai gali. Tiesme, kad kuo mažiau išmestų CO2, šitokia prielaida. Aš priimu prielaidą, kad Achema, reiškia, ir ta Mažeikių naftos, organas, reiškia, kad jie netims iš šitas elektrinių ir kad jeigu jiems apsimokės elektrą gaminti, tai jie degins tas dujas ir organas degins dar bjauresnius dalykus, reiškia, visus naftos perdirbimo į likučius, kuris išmes CO2 ir tai yra negerai, tai man tai labai nepatinka, bet aš prognozuoju, kad tai bus. O visa kita tai yra šita atsinaujinanti energetika. Prasme, kas ten. Tai, čia aš neįskatinu, aš norėčiau, kad tas atsinaujinančios energetikos būtų žymiai daugiau, negu aš nupaišiau. Atsinaujinančią energetiką aš irgi paišau tik tai tiek, kiek įstatymas mūsų numato įvykdymas. Gyvenant teisinėje valstybėje, tos įstatymus turbūt ir įvykdysim, pastatysim tiek tų atsinaujinančių energetikos elektrinių, kiek yra numatytas tikslas įstatymai, bet jeigu mes jų nepastatysim, tai bus išvis negerai, nes mes nevykdysim direktyvų reikalavimų. Tai čia apie,
tą gėdinimą, kad čia žaliasis prognozuoja deginimo gamtinių dujų. Aš neskatinu, aš tik tai prognozuoju, kad tai bus. Man netelpa atominė elektrinė, aš tik taip norėjau pasakyti. O dėl, reiškia, vasaros, tai taip, vasarą turim problemų su atsinaujinančia energetika, nebent kursim kondensaciniu režimu biokurą. Tai yra, sakykime, galimas būdas, tam užtenka biokurą, pagal paskaičiavimus užtektų biokurą, tiesa, beveik visą biokurą mes taip sudegintumėm Lietuvoje, kurį dar negalima paimti iš miško, arba iš laukų, arba išauginti. Bet tai yra pakankamai brangus, kadangi efektyvumas tokiu būdu elektros gamybos yra nelabai geras ir tą biokurą galbūt galima būtų pasaugoti žiemą ir pastatyti daugiau žiemą dirbančių elektrinių. Ateina saulės energetika. Pas ją grafikas yra atvirkščias, pas ją žiemą nėra elektros, o vasaras yra labai daug. Kol kas tai skamba labai juokingai, kaip tas afrikietiškas mobilus telefonas virš Lietuvos kilovatvalandę, bet, kaip aš sakiau, tas mokymosi faktorius yra labai didelis ir kainos ten krenta žvėriškais mastais ir, pavyzdžiui, saulės elementų gamyklos bankrutuoja viena po kitos. O bankrutuoja kodėl? Dėl to, kad nespėja pastatyti saulės elementų gamyklą, kai jau kažkas sukuria naują technologiją, tas senas gamykla nebesugeba sukonkuruoti. Ir kartais, tarp kitko, atsinaujinančios energetikos priešininkai rodo, koks šias žiūrėti, tik gamina naujas technologijas ir bankrutuoja, reiškia, baigėsi tas atsinaujinančios energetikos amžius. Esmė yra tame, kad per greitai tai vystas. Investicijos dažnai nespėja atsipirkti. Reikia uždaryti įmonę po 3 metų ar 2 metų veiklos saulės elementų gamybos. Jeigu tos tendencijos taip tęsis, tai aš manau, kad tikrai ne 60 metais. Elektrą mes pilnai, pigiai apsirūpinsim saulės energijos Lietuvoje su atvirkščiu grafiku negu vėjo vasaros metu. Iki to, ko gero, reikėtų daryti arba importuoti tą pačią žalią elektrą. Žalio. Aš nepaminėjau, kad tiesa, jeigu mes šnekam apie bendrą rinką visos Europos, taigi dar vykdami tie globaliniai projektai saulės energetikos, kaip pavyzdžiui, tos grandiozinis vėjo jėgainių parkas Šiaurės jūroje ir Deserteko projektas, reiškia, Tunise, kurį ten daugiausia Vokietijos, bet ne tik Vokietijos draudimo ir verslo kompanijos finansuoja Prancūzijos vyriausybė, inicijavo Alžyre panašų projektą. Ne vien Desertekas planuoja 15% visos elektros ES iš tos dykumos. Šitam vasarą tikrai bus ta elektra iš dykumos. Tai, kad čia visą tai yra sprendžiama. Tikrai nesiūlau statyti atominės elektrinės, kuri dirbtų 6 mėnesius per metus, nes tada kaina būtų maždaug dvigubai brangesnė negu kad dabar, nes ten kapitalo kaštai yra beveik viskas. Teisingai sako ponas Vaitkus, kad ten kintami kaštai yra minimalus, ten yra kapitalo kaštai. Ir šitą ir dvigubai sumažins jos tarnavimo laiką per metus, dvigubai maždaug išauga jos savykainė kaina su visais kapitalo kaštais. Man vis tiek vienas klausimas kyla abiem, labai vertinga. Jūs ne pirmą dieną energetikų taip pat, kaip jūs įsivaizduojat šitą visų energetikos, sakykime, 3 Baltijos šalių, galbūt, galima apsiriboti ir Lietuvos, kaip mes draugiškai galėtume šitą ir varietį, ir tą jį galėtume gyventi, kokiom proporcijom, kaip jūs įsivaizduojat, kokią dalį turėtų sudaryti bazinė energetika, neskaitant atominę ir alternatyvuoju. Tai yra jeigu dėl bendradarbiavimo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir bendros rinkos, tai čia Romas geriau papasakos, tai čia aš tikrai nesuprantu, kodėl taip sunkiai mums sekasi integruoti tas rinkas, trijų šalių, tokių panašių. Tai papasakos, ar gerai. Dėl šitą, kalbant apie bendrą, dabar aš su skaičiai nepasiėmiau, aš nesiruošiu šnekėti apie viską, bet pasakysiu taip, reiškia, buvo daromi skaičiavimai, kaip atrodo Baltijos regionas atsinaujinančios energetikos požiūrį. Ir buvo paimtas, reiškia, Vokietijos
geografiniai duomenys ir energijos vartojimo yra Baltijos regione. Vokietija ten ruošiasi 85% 50 metais elektros pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių, tarp kitko pagal tą pačią 10 metų energetikos koncepciją. Tai žiūrim, tenais, ką mes matome, šiandien dariau tokius skaičiavimus, iš kiek Baltijos šalis turi kranto vienai suvartotai gigavatvalandai. Mes ten Vokietiją lenkiam kaip regionas 10 kartų. Kiek mes turim miškų hektarais vienai gigavatvalandai pagal biokuro potencialą. Irgi ten dar daugiau lenkiam. Kiek mes turim laukų, kurias nepanaudotų žemė, tai tam šis Vokietijoje nepanaudotų žemė, kad biokuro auginti beveik nėra. Netgi skaičiavau, kiek kiaulių tenka vienai gigavatvalandai, biodujų potencialų, ir ten mes lenkiam Vokietiją. Jeigu žiūrėti, mes kiaulių Vokietijoje daugiau, bet gigavatvalandžių daugiau. Taip, kad bendrai paėmus yra tokia tendencija, kad jau kur, bet jau Baltijos šalis yra pati geriausia vieta Europos Sąjungai vystyti atsinaujinančią energetiką. Ir būtent šitų šalių trijų integracija tarpusavį tą paskatintų daryti, kadangi tai galėtų būti įvairiau daroma, mažesni geografiniai apribojimai, ta integracija šitų šalių sukurtų tik tai dar geresnės sąlygas atsinaujinančiai energetikai. Jeigu Danija iki 50 metų ruošiasi atsisakyti visų iškastinių kuro išteklių, išvis visą savo kasamą naftą iš Šiaurės jūros, kurie ten tikslant Norvegų, kad jiem nedaug liko tos naftos, Norvegai viską pasiėmė, bet jie šiek tiek turi naftos. Tai vienintelė Europos Sąjungos šalis, kurie pilnai galėtų save apsirūpinti iš savo iškastinių išteklių, kadangi Norvegija nuo Europos Sąjungai priklauso. Bet ta šalis, kurie galėtų save apsirūpinti, atrodo, neturi su saugumu jokių problemų, sugalvoja planą iki 50 metų pereiti vien tik atsinaujinančios energetikos. Tai kaip susižavėjau Danijos, aš atmiršau sakymą pradžią. Siūlau pereiti prie švedų, švedas. Švedai dar turi duomenės reikėtų Danų. Irgi, jeigu taip lengvai šnekant, Danija baisiai pyksta, kadangi pas jis yra politika nevystyti atominės energetikos. Bet nepaisant to, labai ilgą laiką visa Kopenhaga gyvena per 20 km nuo atominės elektrinės. Nes švedai kitoj pusėje tos sąsirio pasistatė atominę elektrinę. Ten tiesą sakant, dabar man atrodo uždarė tą atominę elektrinę, ta, kur priešas Kopenhaga stovi. Ir šitą jiems tas vaizdas, nuo to gatvės, kur barai stovi į tą atominę elektrinę, tikrai jų neįkvėpdavo tą atominę energetiką vystytis, matyt, dėl to nekatėlės ir nevystė. Aš atrodo, atsakiau kažko, tai toks vaizdas, kad užmiršau. Jo, iš ties geras klausimas, kaip turėtų tai sugyventi kartu. Ir iš tikrųjų tai turėtų būti